Štai, galėsim tęsti mūsų susitikimą ir pasidalinkim pirmiausia šios savaitės atradimais. Ganėtinai vertingi patyrimai, tas darbo įvykis labai primena tą pamoką apie tos tamsos agentus ir panašiai, kur integruojasi, ateina, užima aukščiausias pozicijas ir tada nušluoja viską. Čia vat būtent tas scenarijus. Ir visą laiką negali žinoti, iš kur tai ateis. Ir taip pat tai ateina tie dalykai. Paskiau toliau tie visi santykiai, reikia suprasti, kad kiekvienas dalykas turi savo kainą. Ir klausimas yra, mes visą laiką mokam pilną kainą visur. Klausimas yra, ar ta kaina yra to verta. Ir jeigu dabartiniai tie santykiai, jie atima visą kitą iš gyvenimo, visas kitas sritis, visas energijas suvalgo, ar tas patyrimas yra to vertas. Bet taip kaip dėliojasi tie dalykai, tai matosi, kad anksčiau ar vėliau vis viena tie greičiausiai keliai skirsis. Jeigu kitas žmogus sako, kad jisai nenori eiti tokiu keliu, tai jisai galbūt pasitrauks. O jeigu ne, tai žiūrėsim tada į ką tai nuves. Nes jeigu asmenybė jau demonstruoja įvairius ir išpuolius ir jau psichiškai kelia pavojų, tai veda link galutinių fizinių veiksmų. Ir toje vietoje treniruojamės už tai kovų mesti. Reikia atsižvelgti kai kurios dalykus, kad kai yra siela stipri ir jūsų siela yra labai stipri, toje vietoje kiti palei tokias sielas jaučiasi nepilnaverčiai. Ir tai sukelia diskomfortą. Ir tai yra toks keistas reiškinys, kuris pastato į tokią labai nepatogią poziciją, kur neišeina pritapti, nes aplinka tave išskiria visą laiką. Ir kai išskiria, yra tik du keliai, kur tu gali eiti. Arba turi kažkokiu tai būdu išnykti iš realybės, kas sunkiai įmanoma, arba tenka tų energijų pastumėtam eiti į kitą poziciją ir atsistoti ten, kur mes turim stovėti. Ir tai yra dažniausiai, kad mes turėdami tokias savybės, esam natūralūs kažkokie tai vedliai, lyderiai ir kitaip neišeina. Ir mes turim atsisakyti tų tokių socialinių idėjų, kad ten pritapti ir visiems įtikti ir neišeinam, nes mes negalim išduoti savęs vardant to, kad įtikti kitiems. Tai yra kaina, kurios mes negalim leisti savo sumokėti, nes tai iš esmės yra ne tik psichinė savižudybė, bet tai gali būti ir fiziologinė savižudybė, nes kai mes turim stiprią asmenybę, charakterinę asmenybę, tai savęs išdavystė yra lygių savižudybė, nes mes netenkam savo visos energijos ir tai nuveda į ligą ir dažniausiai yra mirštama. Tai tiesiog reikia žinoti tokias kainas ir esant toms kainoms mes turim suvokti, kokie gali būti rezultatai. Tai tiesiog taip iš patirties daugiau mažiau. Bet mes turim atskirti du žodžius. Viena yra numirti, tarkim, pasekoj to, kad mes darom kažką, nes mes norim kažką daryti ir dėl to mes mirštam, dėl to, kad mes idėjiškai mirštam, ar tarkim nuo senatvės mirštam, bet tarkim mes mirštam idėjiškai dėl to, kad mes stengiamės įkūnyti kažkokias tais visatos idėjas, tai tada yra kilni mirtis. Bet kai mes mirštam dėl savižudybės, dėl to, kad mes nusižudom, dėl to, kad mes neigiam save, tai nėra kai kas būtų pateisinama ir skatinama. Tai šiandien tuomet pašnekėsim apie psichinę traumą, bet apie jos gydymo aspektą. Tai psichinės traumos mes šiek tiek patyrinėjom,
Ir dabar mes norim labiau suprasti, kai mes patiriam tą reiškinį, koks yra mūsų šansas ir galimybės iš to išeiti ir atsistatyti. Tai viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip kalbėjom, kokiame lygyje mes patyrėm tą. Ir skirtumas yra, kokio gylio buvo ta padaryta žala. Tai nuo to priklauso ir kiek mes galėsim atsistatyti nuo to. Visą laiką, kai mes pradedam patirti psichinę traumą, jau mūsų tas psichinės ribas kažkas tai žaloja, mes automatiškai turim atsižvelgti į kelis faktorius. Tai yra, kad mums jau reikalingas gydymas tuo momentu, kai jau mes patiriam, kad ta žala vyksta. Ir esant tai žalai, jau mes turim pradėti gydymo procesą. Problema galbūt būna šičia daugiau, kai mes jau save surandam tokiame etape, kai mes jau suvokiam, kad jau mes buvom sužaloti, bet mes niekada to nesuvokiam, kad mes buvom sužaloti. Ir tada mes tik tais po kiek laiko įvykom toksai psichinis nubudimas, mes suvokiam, kad, tarkim, mes turim patyrę psichinę žalą ir tada mums reikia kažką dėl to daryti. Tai pradžiai, tai aišku, yra kaip ir įvairūs tos neigimo fazės, kuomet mes neigiam dalykus, mes bandom naudoti kažkokią tai pozityvią psichologiją, kad nieko ten gal nebuvo, nieks mūsų nesužalojo, viskas čia yra gerai. Bet aišku, mūsų tie įvairūs kriterijai, tokie kaip pastebėjimai tam tikri, rodo, kad jeigu mes turim kažkokią temą kalbant ar panašiai, mes patiriam tuos iššaukinius, kad mus iššaukia iš mūsų kažkokias nevaldomas konvulsinės reakcijas ir mes negalim su tuo susitvarkyti niekaip, tai indikuoja, kad tokia tai yra ta trauma. Yra būtent ta užstrigusi energija ir kadangi ta energija yra užstrigusi ir jinai negali išeiti, tai tas kažkoks viduj užteršimas yra ir jisai yra viduj ten įstrigęs ir kažkas jį išprovokuoja, specifinis vibracinis dažnis išprovokuoja tai ir tai iššaukia mumise tą traumą ir kai iššaukia, mes tada to vietoj atpažįstam, tai yra skirta tam, kad mes tą atpažintume. Tai nėra skirta tam, kad mes sakytume, oi, kaip koks tu ten nesąmoningas, kad čia taip reaguoji ten ir panašiai. Čia yra jau iššnekėjimas iš nesupratimo. Tai yra skirta, iššaukiamosios reakcijos yra skirtos tam, kad mes galėtume atpažinti, kad pas mus kažkas yra. Nes priešingų atveju, jeigu ten pas mus nieko nebūtų tų reakcijų. Taip pat ir to vietoj, kai mes galim atpažinti tuos dalykus, mes turim juos pripažinti ir kai mes juos pripažįstam, tada prasideda mūsų tas gydymo procesas. Tai kai kurios tos traumos, jos būna tos vadinamos paviršutinės traumos, tai yra drėkstinės traumos, kai mūsų auroje yra plyšiai kažkokie, kažkas mūsų apdraskę, mes nesame apie tai sąmoningi pilnai ir mes kažkada tai patampam sąmoningi ir to vietoj mes pradedame tai atkreipti dėmesį ir atkreipti dėmesį, tada mes galim pradėti tai gydyti. Tai yra tam įvairios paprastos technikos, kur šiuo atveju tai daugiausia naudojam, bent jau mes naudojam tai šviesos technikas, tiesiog paprasta kažkokia tai vizualizacija, kuomet mes žiūrim į savo aurą, ieškom plyšių ir gražiai su šviesa sklaistom tas skylės. Įdomus dalykas yra, kad kartais mes žiūrim į savo aurą ir ieškom, kur tas plyšys ir nerandam, bet suprantam, kad kažkas tai yra negerai. Kartais tai yra dėl to, kad mūsų aura yra vienas didelis plyšys
ten beveik tos auros nėra, energija beveik neužsilaiko mumise, nes ten viena didelė vaikščianti skylė tiesiog. Tai va, tai į tai irgi reikia atsižvelgti dėmesį. Tai indikuoja, kad ta prasme mūsų jau išoriniai kiautai yra visiškai sugniuždyti, jų nebėra. Gal ten yra kažkoks dar, kaip ta višta be plunksnų, bet dar gal 3 plunksnos ten kokios yra. Tai dar skaitosi, kad yra tos plunksnos, ta prasme, bet jau praktiškai ten jų nėra. Tai va, tai toj vietoj tada mes jau turim žiūrėti, nes jau labai didelį tikimybė, kad jau tos traumas yra giliau, jau mūsų mentalitetas yra išdraskytas, mes neturim savo kažkokios normalios asmenybės, mūsų emocinė būklė greičiausiai yra sugniuždyta, mes ten gyvenam tik tais nuolatiniai depresijai ir greičiausiai jau mūsų visa siela vidinė jau gali būti irgi pažeista, sužalota ir tokiais atvejais tai jau yra gan sudėtinga, nes taip jau tokiame lygyje yra, iš esmės jau reikia kažkokios, čia nėra itin žmogiška suteikti tokią pagalbą, čia turi kažkokią tais aukštesnė sąmonė padėti ar kažkas tai. Geriausia būtų, jeigu galbūt tokiais atvejais yra įmanoma kažkokį surasti jau tą kažkokį gydytoją, kuris gal dirba su aukštesnėm jėgom ir kad aukštesnės jėgos galėtų atitaisyti visą tą mūsų geometrinę matricą. Ir kažkokiu tai būdu, tokiu būdu gydytis turbūt reikėtų pradėti, esant tokiais labai ekstremaliais atvejais. Bet nesant tokiais ekstremaliais atvejais, tai įmanoma įsigydyti patiems, jeigu mes blaiviai save galim priimti. Bet problema yra ta, kad pas mus yra gan daug to pozityvaus mąstymo, kur mes neigiam dalykus, kur mes bandom savo įteikti, kad nėra pas mane tų kažkokių traumų, nėra ten kažkokių tų sužalojimų, viskas su manimi yra gerai. Nepaisant to, kad mes turim tas reakcijas, bet mes jas ignoruojam. Tai vat ir toj vietoj, jeigu mes negalim savo pripažinti to ir kad mums reikalinga kažkokia tai pagalba, toj vietoj nelabai išeina ką padaryti, nes žmogų gydyti prieš jo valią, tai yra komplikuota, nes šviesos jėgos kaip ir tuo nelabai užsiima. Yra gerbiama žmogaus valia. Jeigu žmogus nusprendė, kad jisai nori gyventi toj psichiniai traumoj ir nori gyventi toj žaloj patirtoj, kas iš aukštesnių jėgų turi teisę tave dėl to teisti. Tu turi teisę tame gyventi, tai yra tavo pasirinkimas. Ar tai yra geras pasirinkimas ar negeras pasirinkimas, čia ne aukštesniam jėgom spręsti tą. Esmė yra, kad tai yra tavo pasirinkimas. Ir kadangi tai yra tavo pasirinkimas, tai yra gerbiama. Nepaisant to, kad galbūt tau tai nėra, sakykime, labiausiai į naudą tas procesas, nepaisant to, tai kas yra šviesos jėgos, ką gerbia, tai gerbia žmogaus asmeninį pasirinkimą. Ir toje vietoje, jeigu žmogus nenori pagalbos, tai jam ta pagalba ir nebus suteikta. Tai va, tai toje vietoje, aišku, žmogus, kuris yra susivokęs toje vietoje, tai jisai gali prašyti tos pagalbos pats netgi asmeniškai iš tų aukštesnių jėgų, jeigu jam leidžia jo ego toje vietoje. Jeigu neleidžia, tai toliau yra galimybės gyventi, kaip buvo gyvenama ir išgyvena kažkaip tie žmonės įvairiai tenais. Kai kurie žmonės taip ilgai gyvendami, jie būtent pradeda formuoti tuos tokius psichinius korius aplink save, kur tos vietos, kur buvo žaizdos, tos žaizdos jos pradeda gyti, bet kaip ir, tarkim, jeigu yra kada nors tam tekę įsipjauti ar kažką tais, tai ten, kur sugyja, neretu atveju gaunasi, kad ta vieta jinai tokia surambėja. Daro labai kieta. Ir tas surambėjimas
iš dalies jisai yra kaip mūsų toks kietumas, sakykime, atsiranda toks kietumas kai kuriais klausimais, bet taipogi reikia suprasti, kad kietumas jisai ir yra toks dalykas, kuris neturi lankstumo. Ir neturint lankstumo, tada nėra tolerancijos kai kuriem dalykam, kur arba mes būnam labai grubus kažkokiais klausimais, nes mes nemokam prisitaikyti, arba mes žalojam kitus savo tais ragais, nes tiesiog tokia jau mūsų grubi ta asmenybė būna surambėjus labai. Ir toje vietoje yra toksai įdomus dalykas, kuris gali padėti būtent išsilaisvinti iš tų rambų ar kaip čia tų surambėjimų, tų kaulų. Tai yra, kad yra toks keistas reiškinys pas žmonės, kuris vadinasi būtent juokas. Ir va tai yra kai kas yra psichinis reiškinys, ko kitiems žmonėms neišeina suvokti, tarkim, tų visų apie energijas, ten apie kas liečia bet kokią energetiką, kas nėra tiesiog, yra psichinė sveika energija, kur tu mąstai ir kažkas gaunasi, tai jie tų dalykų nesupranta. Ir tada asmenį pralaužti galima būtent per juoką. Ir juokas yra toks keistas reiškinys, kuris įvyksta tuomet, kai mes su kažkieno tai pagalba arba savarankiškai išmokstam irgi sukurti tų energijų, kurios mumise yra tos būtent užstrigusios trauminės energijos. Mes sukuriam tų energijų kaip tos vibracinius atitikmenis, kurie paprastai, kai mes pamatom kažkokią situaciją, kuri atitinka mūsų trauminę situaciją, tai iššūkia mums tą reakciją nevaldomą. Bet ta reakcija gaunasi dėl to, kad pas mus tai dažniausiai yra asocijuota su baime. Mes patiriam baimę dėl to, kad mes patyrėm tą traumą ir mes bijom vėl patirti tą traumą. Ir dėl to mes turim tą tokią nevaldomą reakciją, kuri yra išprovokuojama baimės. Bet baimė yra ganėtinai tokia mentalinė, aš neturiu kitų aspektų, bet neretu atveju tai yra labai mentalinė būklė, kuomet mes bijom kažko specifiško, specifinių kažkokių elementų, specifinio garso, ar kažkokios specifinės išraiškos, ar specifinio kažkokio tais aspekto, kažko tai konkrečiai mes bijom. Mes suasocijuojam tą reiškinį su kažkuo konkrečiai, jeigu su kažkokiu tai labai aukšto tono stipriu balsu, ar su kažkokiu tais trenksmu, ar su kažkokia tai veido išraiška. Ir mes mentališkai ieškom to simbolio ir ieškodami to simbolio mes pamatom tą simbolį ir tuomet tai primena mums taipogi visą tą situaciją, primena tą mūsų traumą ir tuomet tai iššaukia tą reakciją. Bet jeigu mes galim atpažinti tuos simbolius, kurie išprovokuoja būtent tas mūsų reakcijas ir tuomet tą simbolį paversti kažkokią tai šaržinę versiją, kuri pateiktų tą kažkokiu tai būdu, kad mums tai nebūtų, nekeltų baimės tas simbolis. Ir jeigu mes galim pateikti tą tokiu būdu, kad tai nekeltų mums baimės, tada mes galim pradėti išlaisvinti tas užstrigusias energijas, bet jas išlaisvinti tokiu būdu, kad tai nebūtų asocijuojama su baime ir mes neitume į tą, tai netraumuotų mūsų tas procesas dar labiau. Nes kai kuriais atvejais yra taip, nežinau, ar čia teisingas toks teiginys, bet tamsos jėgos sako, aš tave išgydysiu nuo tavo traumos. Aš tave dar daugiau traumuosiu toj vietoj ir tu turi atpažinti tai ir tapti stipresnis. Ir reiškia, tu tai atpažinsi ir tu pasveiksi. Jeigu būtent aš matau tavo traumą, aš tai pulsiu dar daugiau ant tos traumos ir tu atpažinsi tai ir tada pasveiksi.
kas, bent jau, sakykime, turbūt 90% tai tikrai taip neveikia. Kas gaunasi, tai kad mes dar daugiau susitraumuojam to vietą. Ir, čia yra diskutuotina, ar tamsos jėgos tikrai turi tokias kilnes intencijas, ar jie tiesiog nori užpulti žmogų ir prisidengia būtent tuo, kad jie nori padėti tam žmogui. Čia galime dėl to diskutuoti. Bet ir to vietoje, jeigu mes galim tą situaciją, ar tiksliau tas žmogus ar ta asmenybė, kuri atlieka tą potrauminį gydymą, jeigu jinai gali kalbėti tą temą ar bandyti iššaukti tuos reiškinius, bet pateikti tą šaržiškai, tai yra kažkokiu tai būdu, kad tai pateikti juoko formui, bet ne patyčių formą. Vėlgi tamsos jėgos sugeba to vietų išsukti tą energiją tokiu būdu, kad sugeba, tarkim, tu turi traumą dėl kažkokio tais patyrimo, jie ateina iš tavęs tyčiojasi tada. Ir tariamai tai irgi tau turėtų padėti, nes aš iš tavęs tyčiojasi, reiškia, tu turi traumą, tu turi tai atpažinti ir dabar išgydyti. Ir tai irgi tai neveikia, nes mes toliau giliau traumuojamės. Šaržas yra procesas, kurio metu mes neutralizuojam tą energiją, ją suryškindami, bet suryškindami tokiu būdu, kad tai nesukeltų baimės, nesukeltų tų reakcijų kažkokių. Ir tai priklauso labai nuo, sakykime, pačio to proceso. Čia yra labai aukšto meistriškumo lygmuo, ta prasme, kad galėtum per psichinę energiją sugebėti atpažinti kito žmogaus gilias traumas ir tada užmegzti ryšį su kitu žmogumi ir užmezgęs ryšį tuomet per humorą tas energijas išlaisvinti. Tai galbūt nėra kažkas tokio, ką būtų taip lengva iš esmės aptarti. Kas būtų lengviau aptarti, tai yra, kaip mes galėtume padėti patys savo. Nes kad padėti kitam, mes turim tiksliai žinoti, kokie simboliai pas jį psichikoje yra trauminiai simboliai ir koks būtų opozitinis, būtent tas šaržinis, netraumuojantis simbolis, per kurį mes galėtume padėti. Ir pažinti taip kitą žmogų, sakykime, reikia arba labai daug laiko, arba turi aukštesnę sąmonę duoti aiškius tikslius nurodymus, kokie tie simboliai turėtų būti naudojami. Bet kas yra lengviau, tai yra, jeigu mes bandom padėti patys savo, nes mes save šiek tiek geriau pažįstam negu kas nors kitas, ar bent jau turim galimybę lengviau save pažinti, jeigu, aišku, nebijom savęs tyrinėti. Tai toje vietoje mes galim įsižiūrėti į savyje būtent tas esamas traumas, pripažinti jas, kad, iš tikrųjų, mums yra tos reakcijos, tos trauminės reakcijos, ir tada pamėginti tas energijas išlaisvinti. Mes galim, sakykime, ir toks kaip pratimas, sakykime, vizualizacinis, kuriame mes prisimenam tą situaciją, kurioje mes buvom sutraumuoti, bet tada toj situacijoje mes nepakeičiam to prisiminimo, nes tai būtų, paskui mes susipainiosim, kaip buvo iš tikrųjų, bet mes sukuriam kaip paralelinį prisiminimą, kuris yra skirtas kaip laikinas prisiminimas, tik tais būtent tam, kad tas paralelinis prisiminimas veiktų kaip antraeilis prisiminimas, per kurį, kaip per filtrą, mums lengviau būtų integruoti tą originalų prisiminimą. Ir tada iš to paralelinio prisiminimo mes jame galim prisiminti tą situaciją kažkokio juokingai formą. Tarkim, kažkoks žmogus mus kažkaip sužaloja. Ir tada mes negalim prisiminti tos situacijos, nes mums per daug skausmo yra, kaip mums tada sužaloja tas žmogus. Ir tada, ką mes padarome, sukuriam paralelinę tą situaciją, kuri yra analoginė, visiškai tokia pati, bet toj situacijoje sukuriam kažkokių šaržinių elementų, tarkim, jis ten buvo užsidėjęs kažkokią juokingą kepurę, ar, tarkim, žmogus, tarkim, rėkia ant mūsų, bet, tarkim, jisai yra be kelnių, koksai, ar dar kas nors ten. Ir, kažkas nors tokio juokingo, ar su botais ten kažkokiais stovi ir panašiai. Ir, kažkas, kas mums išprovokuotų
Šitoje vietoje turim remti savo labai intuiciją. Tai yra, mes negalime išmastyti to, kad jo reikėtų čia dabar tokius elementus naudoti, nes tai yra dažniausiai naudojami jokingi elementai ir kadangi tai yra dažniausiai naudojami jokingi elementai, turėtų tai tikti. Neprivalo. Tai turi būti kažkas tokio, kas mums intuityviai tiktų. Tai ir tada mes surandam tos kažkokius elementus ir mes tada tą situaciją peržiūrim iš naujo, bet su tais jokingais elementais. Ir jau kai mes galim peržiūrėti tą situaciją iš naujo, ir tada jau mes galim pasijuokti iš tos situacijos, kad atsistojęs ten rėkia, ten kažką ten mosikuojasi, bet ten sudėjęs ten kokią klauną kepurę. Ir tada mes žiūrim tą situaciją, bet jau jokingai dėl to elemento kažkokio. Ir tada, kai mes peržiūrim ją kelis kartus, tai tada tos energijos pradeda įsilaisvinti. Ir tie mūsų tie surambėjimai visi jie pradeda tirpti visi jie. Tie koriai, kaip vaškas ar medus su cukrėjęs, jisai būna su korėjęs, bet tada jis pradeda tirpti visi tie koriai. Ir tada pradeda vėl įsilaisvinti tos energijos. Ir tada mes peržiūrim humoristiškai tą situaciją ir pamatom, kad tame prisiminime iš tikrųjų nieko ten nėra tokio baisaus. Tai tiesiog buvo mūsų psichinė baimė, kuri būtent asocijavosi su tuo. Bet tada, kai mes sukuriam jau tą alternatyvų scenarijų, tas juokas, kadangi juokas yra toks dalykas, kuris intuityviai mes jį asocijuojam, kad tai yra kažkas gerai, nes mes juokiamės, tai tada ir tą situaciją mes pradedam asocijuoti, kad viskas yra gerai, žiūrėti tą situaciją, ją prisiminti, nes tai kelia juoką. Mes neturim jos blokuoti. Ir toje vietoje mes galim tada pradėti prisiminti tą situaciją ir po kiek laiko mes juokiamės, paskui jau gal jau mums nebejokinga ten, bet mes pastebim, kad mes galim prisiminti tą situaciją ir nebėra mums tos baimės, nes mes jau ją kelis kartus prisiminėm. O jeigu mums pradėtų kilti kažkas tai vėl, tai reiškia, mes visą laiką žinom, kad mes turim atsarginį variantą, nes mes susikūrėm tą paralelinį prisiminimą, kuris buvo mums asociuojamas su juoku. Ir mes galim staigiai peršokti nuo baimės prie juoko ir vėl atlikti juoko terapiją ir vėl grįžti prie to į neutralų tą. Nes neutralumas gaunasi iš to, kad ten yra daug skausmo, tai viena pusė, o kitoj pusėje yra daug juoko. Ir kai juokas ir skausmas yra du opozitai, tai per vidurį gaunasi neutrali situacija. Ir būtent tos neutralios energijos mes ir ieškom. Tam mums reikia sukurti tą opozicinę energiją savo vidui, kad mes galėtume toje vietoje integruoti tą prisiminimą, nes priešingų atveju mes negalim to skausmo integruoti, nes tai mums per daug sunki energija. Už tai mums reikalinga tą opozicinę energiją, kad sukurti tą pusiausvyrą toje vietoje. Tai ir tokiu būdu mes galim perfiltruoti visas savo energijas ir iš esmės išsigydyti visas vidinės traumas, tokiu būdu vis sukuriant tos šaržus ir tada integruojant tą energiją ir priimam, kad dalykai įvyko. Įvyksta dalykai, taip, sužalojamos, užsipuola ir visko ten būna ir mes galim integruoti, taip, tai įvyko ir tai nebeturi jokios reakcijos manyje. Tai tiesiog įvyko ir viskas, aš priimu tą, kaip tai yra. Tai nėra, kad mes reaguojame, tai mes pamatom tą žmogų ir, kaip aš negaliu, kaip prisimenu, kaip ten tada buvo, kaip jis ten darė ir kaip ten panašiai. Ir nebėra tų reakcijų, nes to vietoj ta energija tampa neutrali. Ir kai tampa neutrali, viskas. Tada nebėra tos traumos. Tai tiek ir buvo tikslas papasakoti šiam kartui, gal kokių klausimų ar komentarų. Tai tiesiog dažniausiai žmonės patiria dažniausiai, tiesiog informacinę perkrovą. Jie negali tiek integruoti informacijos, jeigu žmogus, apie jį yra pasakoma labai daug informacijos ir paprastai žmogusgi, kiek jisai gauna naujos informacijos per vieną dieną. Kiek ten 0,00000%. Gal jisai kažką ten žiniasklaidoje perskaito, bet ne iš dvasinės literatūros. Ir kai kurie žmonės gali per visą savo gyvenimą gal ten 1, 2, 3 kokias pamokas dvasinės integruoti, o tu duok jam kažkokią savo istorijos tam skaitimą ar kažką tai.
ir jam gal viso gyvenimo reikės, kad jis tą integruotų. Nėra kažką, ką galėtų žmogus perskaityti, staiga visą savo vertinimo sistemą, savo psichologiją, ten, sakykim, numest ir integruoti tą sistemą. Tai gal gyvenimo galą ir sugebės. O taip, tai čia per daug darbo žmogui, kad jis tą padaryti. Na taip, bet nepaisant to, didžioji dauguma paprastų žmonių, jie gyvena labai paprastai. Aš esu ir yra manie kažkokios tai reakcijos, kurios žmonės iš viso ignoruoja, kad yra reakcijos kažkokios. Ir tiesiog jisai save vadina natūraliu žmogumi, kad jisai natūralus, jisai natūraliai reaguoja ir tai, kas yra natūralu. Natūralu supykti, natūralu džiaugtis, natūralu būti natūraliam. Ir kad kažkas jam paaiškintų, kad tai, ką tu priėmėjai kaip už natūralias reakcijas, yra tiesiog kažkokie tais tavyje esantis parametrai, kurie iššaukia tas tavo reakcijas, jau tai yra pernelyg ekstremalu žmogui priimti tokias idėjas. Tai va, tai gerai, tai kaip ir tiek šitai pamokai, tuomet ją galim užbaigti.